Geros dienos visiems. Šiandien mes turime mūsų finalinį tiesioginį eterį su Karolina. Paskutinios 3 dienos Navaratri šventės, apie kurią mes kalbame jau pusę balandžio mėnesio. Matau, kad jungiatės, smagu. Tai šiandien eteris bus skirtas Sarasvati, paskutiniai mūsų deiviai. Kalbėsime apie tai, kaip jinai pasireiškia, šitą deivę, jos energiją mūsų erdvėje, mūsų materialiam pasaulyje. Kalbėsime apie praktikas, kurias verta daryti šiom dienom, tam, kad pakviesti šitą deivę ir jos energiją į mūsų erdvę. Taip, ir ne tik į mūsų erdvę, mūsų namus, bet ir į savo viduje aktyvuoti ją. Tai matau, Karolina jau yra svečiuose. Karolina. Labas. Labas. Matau, girdi? Taip, girdžiu ir matau. Aha, šį kartą žinok, aš tavęs nematau. O taip, aha. Nu va, apsisuko ratas. Aha, nestika, žodžiu. Parašykite, kas esate čia, ar tikrai matot mus, ar girdit. Tai šiandien tavo proga žiūrėti į save ekrane. Pasimėgauti. Pasimėgauti, taip, savo atvaizdu. Smagu, kad jungiatės, parašykite, prašau, ar matote mus, ar girdite gerai, ar galime pradėti dalintis. Ačiū. Taip. Matom, tai puiku. Tai sveiki visi. Paskutinė sesija. Labai daug visko prisirašiau, pilna knygutė užrašų, tai kažkaip reikės atfiltruoti, ką papasakoti. Tai galim gal apibendrinti, ar ne, tas 3 dienas, kurios buvo, kaip ir praeitą kartą, kas labai smagu, ne, uždaryti tą Lakšmį erdvę ir atidaryti Sarasvatį erdvę. Gerai. Tai mes vakar iš tikrųjų prasidėjo Sarasvati energija, šiandien yra antroji jos diena ir rytoj jau yra apskritai finalinė viso festivalio Navratrio diena, 9 diena, irgi Sarasvati. Tai Lakšmį energija Sarasvati yra vėlgi labai priešingos, kaip Kali ir Lakšmį buvo, tai Lakšmį ir Sarasvati, nes Lakšmį yra tokia labai judri, va tą tokią materialią išraišką, visos šitos kaip mūsų realybės, visa gausa materiali, aišku ir vidinė gausa. Ir vien jau Lakšmį spalva, kad jinai yra tokia ryškiai raudonos spalvos drabužiais, daug aukso energija. Sarasvati yra labai priešingai, jinai yra visiškai tyros baltos drabužiais apsirengus ir pas ją vienintelis papuošalas ant kaklo yra perlų vėrinys, tai jau parodo va tą didelį tokį skirtumą šito energijų. Ir Lakšmį buvo va ta Radžas guna vadinama, kaip guna yra kaip savybė, tai vėlgi dinaminė. Ir Sarasvati yra Satva guna, tai irgi daugiau papasakosiu apie tai. Tai su Lakšmį energija irgi kokios buvo mūsų pamokos, kad mėgautis šitą realybę, mėgautis visą gausą ir grožių, bet neprisirišti, nenorėti įkalinti Lakšmį, nes jeigu tik atsiranda menkiausias jausmas, kad aš noriu įkalinti šitą deivę savo gyvenime, jinai ir pabėga. Tai va, deivės energija yra va ta tokia, kaip minėjau, išraiška sanskrito žodis čančala, kuri greitai juda. Tai jinai gali ir pasirodyti, ir greitai pabėgti. Priklauso viskas nuo mūsų vidaus ir nuo mūsų irgi intencijų. Tai kosminė Lakšmį buvo visos pamokos apie tą kosminio gausą ir kad mes iš tikrųjų ne šiaip savo šitą realybę sukurta su tiek gausos ir iš tikrųjų aplinkoje grožio.
tam, kad mes galėtume visom šitom džiaugtis. Tokia jos irgi pamoka. Gal kažką pridurti, Veronika, norėtum? Aš gal norėjau paklausti dar tavęs, gal kažką išgyvenai asmeninio per šias dienas, kaip tau tos dienos ėjo, aš irgi pasidalinsiu. Aha, tai iš tikrųjų įdomiai sutapo, kad šiom dienom vyko moterų retrytas mano organizuojamas, ne šiaip sugalvojau organizuoti retryto, būtent tikrai iš anksto atsižvelgdama iš tas datas ir būtent per šitas dienas. Tiesiog žiūrėjau priekį, kada Navratris, reikia suorganizuoti moterų retrytą. Ir mums gausa tiesiog liejosi per kraštus. Ta prasme, nuo aplinkos, kokioje mes esam grožio, nuo pagalbos irgi iš aplinkos, kiek mes gavom, tiesiog, kad viskas eitųsi sklandžiai, nuo moterų pačių atsidavimo, dalyvių. Irgi tas atvirumas toksai viską tiesiog susiurbti, priimti į save, nes būna, kai kartais moteris užsidariusios, tai tiek atitinkamai mes ir galim priimti tada į save, bet kai yra tas atvira širdis, tai tada visas gėris ir gausa ateina ir galima viską susiurbti, tai tas jautėsi, kad toksai atviras labai portalas, būtent ir dalyvių, ir mūsų. Man atrodo, gal pirmą kartą gyvenime, būtent mes irgi darėm visą laiką su Lakšmi altorėliu per vidurį, nors ir darėm ir kitų deivių praktikas ir kalį iš tikrųjų praktikavom daug, nes iš tikrųjų netaip yra svarbu, kad gerai Lakšmi dienos, tai reiškia, negalim kitų deivių praktikuoti. Nes tai yra vis tiek asmeninė kelionė, nes ir mūsų irgi merginos pasidalino ten ir WhatsApp'e, ir grupėse, kad jaučiasi, nors Lakšmi dienos jaučiasi, kad kitą dievą nori praktikuoti, tiesiog vidinis toksai vedimas, tai viskas yra gerai, nes čia yra labai asmeninė kelionė. Tai tiesiog tobulai sklandžiai viskas ėjosi su Šri Lakšmi palaiminimais. Tokia mano patirtis šių dienų. Wow, labai faina. Man irgi norisi pasakyti žiūrovėms, kad kai mes žinome, turime tokias žinias, pavyzdžiui, apie svarbes datas metų, apie laikotarpį. Ir šitos žinios leidžia mums suplanuoti kažkokį savo renginį arba kažkokį savo startą, arba jeigu jūs kursus leidžiate, arba savo praktikomis dalinatės, susijungti su vyraujančiom energijom ir tada yra toks jausmas, kad yra tarsi palaikymų daugiau iš erdvės. Tai aš irgi tą praktikuoju, irgi visą laiką patikrinu, koks yra dabar ten tranzitas, astrologiškai. Kokia yra savaitės diena, kai planuoju savo savaitės planus, kada ten, pavyzdžiui, reikia kalbėti, tai ten Marso diena, nes pas mane Marsas yra iškalbos kalbėsinos būste. Ten, kai reikia kažkokias konsultacijas, tai Merkurijaus diena trečiadienį. Ir tada yra tarsi toks jausmas, kad tave tos energijos palaiko. Tai labai džiaugiuosi, kad tavo stovykla įvyko ir jaučiu, kad buvo ten labai tiršta gausa ir mačiau nuotraukas. Labai labai fainai, labai labai džiaugiuosi. Pas mane, tai po mūsų laivo, kai pasaky, kad Lakšmi yra irgi apie tai, kad ne laikyti energijos materialios, o dalintis ją, pavyzdžiui, netgi aukoti. Vakare prieš miegą aš tiesiog pamačiau savo čia pažįstamus, kurie padeda moterims natūraliai gimdyti vaikus. Pamačiau jos pasidalinimą, kad vienas iš čia natūralaus gimdymo centrų prašo paaukojimų. Ir man toks mūsų eteris čia prašo paaukoti. Ir iš karto dėmesys kybo už tos idėjos pasidalinti. Ir tai buvo labai lengva daryti, nes ta išmintis, man padėjo lengviau pasidalinti, paaukoti. Išmintis apie tai, kad energija visą laiką nori tikėti. Pinigai ir už kitų maratonų ir savo kursų, žinau, ateina, kai mes žinome, kam jų reikia, ar ne, ir kai mes per save parleidžiame tos finansinius rautus. Tai tas dalykas buvo toks pas mane ir buvo pas mane mokymai šį savaitgalį. Brangiausi mano
mokymai gyvenime. Per 2 dienas išleidau man asmeniškai didelę pinigų sumą ir irgi nusprendžiau padovanoti savo tokią patirtį, išplėsti savo finansinį srautą per tai, kad dabar aš galiu leisti savo mokėti daugiau už savo mokymus, kurie yra susiję su energetiniais, subtiliais dalykais ir tai negali kainuoti pigiai, nes tuomet neveikia tai. Mes galime sumokėti už fizinę praktiką, kurią ten nufilmuota ir pateikta kažkiek eurų, bet kai yra tiesioginis perdavimas žinių ir įgūdžių iš mokytojo, iš jo iš energijos, iš tikro meistro, tai kainuoja daug. Tai aš padovanoju savo tokią patirtį ir iš tikrųjų per šias dienas jaučiu labiau kalį, nes per tuos mokymus mes mokėmės, kaip paleidinėti energetiškai blokus iš savęs, iš kitų, tai pas mane buvo paleidimai. Ir santykiuose buvo tokie kažkokie trikdžiai ten, kažkokie sunkumai tokie, nekalbėjom vieną dieną, reikėjo kiekvienam savo erdvės. Tai vyko procesai, tai aš labai kalį jaučiau, bet jau vakar jau savaitė prasidėjo, bet irgi nesvarbu, atėjo tas jausmas, kad įvyko išsiplėtimas ir įvyko kažkoks perėjimas, kažkokia transformacija į kitą kokybę ir santykiuose, ir savo kūno pajūtime, ir energetiškai, bet dabar sėdžiu ir jaučiu, kad mano kūnas spinduliuoja šilumą ir energiją, kurios aš nejaučiu anksčiau. Tai ką norisi pasakyti, kad tai, ką mes dabar su Karolina čia dalinomės, per kokį procesą mes pačios ėjom, ir Karolina dalinosi ir stovykloje, ir grupėje, ir įrašus darė, kuriuos jūs galite gauti YouTube paskyroje pas Karoliną. Ir mano palaikymas, per socialinius tinklus, plus asmeninės praktikos, kurios yra pas mane ir pas Karoliną, visą tai norisi pasakyti, kad veikia. Keičia gyvenimą, keičia būseną, transformuoja. Ir dabar yra didelė pasiūla viso to ir kartais mes ieškome kažkokios stebuklingos praktikos arba būdo, bet tokie maži dalykai, apie kuriuos mes kalbėjome čia per Navaratrį, altorėlis, atnešti gėlių, pabūti tyloje, uždegti tą žvakę, pamedituoti, paklausyti mantrų arba pagėdoti mantras. Visas šitas spektras instrumentų, praktikų, šiaip turėti tas žinias, tą išmintį savo galvoje, keičia gyvenimą. Ir nesvarbu, nuo ko pradėti, nereikia užsikrauti, bet svarbu pradėti. Ir po truputėlį tas praktikų, išminties, žinių, mokymų, pokyčių, transformacijų, tas laukas užsisuka. Tai aš noriu labai šiandien šitą mūsų finalinį eterį perduoti ir užmotyvuoti jūs. Pradėti nes galbūt gale pasidalinsiu, aš žinau, kad pas tave irgi prasideda mėnesio gale kursas. Tai papasakosi gal, ar ne? Aš irgi papasakosiu apie kursą, kuris startuos irgi balandžio gale. Tai irgi toks bus pakvietimas jūs pradėti nuo vienos iš programų, kurias mes siūlom su Karolina, ar jos programos, ar mano, nesvarbu, svarbu pradėti. Tai tokį įžanginį žodį norėjau pasakyti. Aš nemanau, kad tavęs nematau, bet aš jaučiu tą spindėjimą aukso spalvos. Juodo ekrano. Nes man čia tu juoda, bet man taip jaučiasi tas aukso spindėjimas. Aš pridėsiu vieną tokią motivaciją iš tikro. Baigėsi Navratris, bet iš tikrųjų Navratrį galima praktikuoti kiekvieną sekant mėnulio, tai realiai kiekvieną mėnesį, pradedant vieną dieną, kaip čia pagal tas energijas. Tai tos Navratri deivės yra, ta mėnulio tarsi energija ir ką
kokią va tą, ką mes savy patiriam. Ir dėl to galima pradėti arba nuo jaunaties, arba vieną dieną po jaunaties. Vėl visą Navratri ciklą, nes čia yra visiškai vidinė kelionė, deivės yra daugiau simboliai, per simboliką atskleistos tos energijos, bet vėlgi mes labai individualiai viską patiriame ir kad per Lakšmi ir Sarasvati dienas jaučiame kalį, tai čia tai natūralu. Tai pirma diena po jaunaties arba viena diena prieš jaunatį. Kai mėnulis būna savo tamsioji fazė. Visą viena diena po jaunaties irgi gali būti. Super. Ir visą šitą, ką mes, ta prasme, įdėjom, ir YouTube, kur bus informacija, mantros, viską tą patį galima kartoti ir vėl kiekvieną mėnesį, kiek mums reikia šitos kelionės, iš tikrųjų nesibaigiant gyvenimo kelionę. Ar deivės, ar kitipų. Gerai, tai tada pradedam apie deivę Sarasvati. Iš tikrųjų, man yra, jinai mažiausiai asmeniškai gal pati ta deivė, dėl to man jinai daugiausiai intriguojanti gal iš tos tokios įdomumo pusės, gal dėl to aš daugiausiai tos tokios irgi teorinės informacijos dabar apie ją ir prisirinkau savo, kad tiesiog nupažindinti tą energiją. Tai ką kalbėsiu, iš tikrųjų nėra labai patirta per mano asmeninę, kai su kali, tai visiškai man tiesiog yra nuolatos gyvenime. Lakšmi kaip ir yra, atrodo, pabėga, pasirodo pabėga, o Sarasvati, man atrodo, mažiausiai tas patyrimas yra, bet stimuliuoju, kad jinai ateitų pas mane gyvenimą ir papasakosiu, kaip galima būtent kultivuoti va tą jos energiją. Tai populiariai deivė Sarasvati žinoma kaip meno ir mokslo išminties deivė. Jinai irgi vadinama poetų deivė. Čia toksai labiau gal bendras jisai kaip suvokimas, gal daugiau net paviršinis. Bet pasižiūrėkime giliau ir iš tikrųjų pats žodis Sarasvati reiškia vandeninga. Tai jau apibūdina jos tas savybės, kad jinai yra labai skaidri, kad jinai yra labai laisva, tekanti energija ir jinai yra visiškai neprisirišus prie nieko. Tai vat, kaip tiesiog tekanti ta upė. Ir upė, kuri nėra žemės, kaip žemės būtent ta pavidalo. Ir jinai yra upė, kuri teka būtent iš padangių, tarsi iš tų dangiškų dimensijų ir tiesiog nusileidžia į žemę. Tai sakoma irgi legendose, kad prieš apie 6000 metų Indijos žemėje gyvavo tokia upė Sarasvati, jinai buvo milžiniška, tiesiog beveik kaip vandenynas, bet po to jinai tiesiog pasislėpė po žeme su tiesiog besikeičiančiais laikais, ta upė tarsi pasislėpė po žeme ir dabar jos yra Gangos šventa upė, kaip yra tiesiog jos ištakos. Tai jo, tokius savybės kaip labai skaidri upė ir pati deivė, jinai yra nuostabaus grožio deivė, jinai spindi tokia kaip pilnatis, jos tiesi oda, visą spindinti ir jinai apsirengus baltais drabužiais, kaip minėjau, labai minimaliais, tai tarkim, kai Lakšmi visa pasipuošusi auksu, tokia visa ekstravaganza, tai Sarasvati labai paprasta. Ir jos tas sattva guna, tai kaip yra 3 vadinamos gunos, tai visatos materijos išraiškos. Tai sattva yra ta tyrumo išraiška, ar pozityvumo galima irgi sakyti, ir simbolis šitos savybės yra balta spalva. Apie gunas labai giliai irgi nepasakosiu, nes čia visiškai atskira tema. Ir jinai laiko, vienas iš šios objektų, kurių laiko, tai yra toksai indiškas klasikinis instrumentas, styginis, vadinasi arba liūt, arba vyna. Ir kitose savo rankose jinai laiko aukščiausiai išminti, tai yra knyga Vedas. Sakoma, kad jinai yra 3 vedų kūrėja.
ir kitoj rankoje jinai laiko malą. Tai va tą malos karoliukus, tai tiesiog Vedos parodo, kad jinai yra ta deivė, kuri mums dovanoja, vat, kaip praktikuotojams, aukščiausią visatos išmintį per praktiką, nes mala yra praktikos reprezentacija, kad mes turime praktikuoti, mes šiaip savo šitos išminties negausime, mes turime įdėti pastangų. Ir taip pat yra garso vibracija. Tai dėl to jinai yra vat, pats, tarkim, kai susikūrė mintis, tokia idėja, jinai yra va, ta vibracija, kuri jau ta idėja tarsi įgarsinta yra, tada gal net užrašyta, tai jinai irgi yra, bet rašytinis žodis ir taip pat tada materializacija jau materijos pavidale. Tai jinai irgi padeda viską tarsi iš tos idėjos materializuoti. Tai irgi jo žodis, mintis, irgi yra pati energija. Jinai yra irgi motina deivė, nes jinai, jos vaikai, bet ką jinai gimdo, tai jinai gimdo aukščiausios prigimties idėją ir inspiraciją. Jinai taip pat reprezentuoja intelektą, va, tą tokį irgi labai labai išgrynintą intelektą. Tai yra deivė visų mokslininkų, intelektualų, studentų, mokinių, menininkų ir taip pat asketų. Ir per meną, arba būtent per intelektą, per žinias, jinai veda į nušvitimą. Jai patinka, kai darbas, jinai pasirodo tik tai tenai, kur yra meistriškumas ir kur darbai yra atlikti va, tam novatoriškam lygmenį. Ir kur mes tiesiog esam kažkame nepriekaištingi, kažkame labai išsimoksliniai, kažką labai va, sudėję tarsi va, kaip kažkoks gyvenimo tikslas, kur mes sudėjom visą savo energiją ir visiškai va, tas va, perfekcionizmo netgi energija. Tai čia irgi yra, Sarasvati labai patinka šitos savybės, va, kai yra kažkokia irgi tvarka, sistemingai atliekami dalykai ir skaidriai. Labai svarbu va, tas intencijų skaidrumas. Nes, kad atlikti tokius darbus, ne visi sugeba iš tikrųjų pasiekti novatoriškumo lygį, nes tam irgi reikalauja tam tikros charakterio savybės, tai savybės tokios dėmesys detalėms, atsidavimas būtent kažkokiam darbui ar projektui, kantrybė, didelė kantrybė, nes nebūtinai iškart viskas gaunasi, kartais reikia metus tiesiog tos kantrybės ir pasitikėjimo turėti, viziją, tą tokia aukščiausia, va, tikėjimas labai svarbu ir tuomet išlavinti įgūdžiai. Tai tuomet, kai žmogus nepasiduoda ir atlieka viską vat, būtent vat, tokiam lygmenį, jinai duoda savo palaiminimus Sarasvati. Tai realiai per visą tokį vat, kompleksą, netgi charakterio savybių ir kai yra būtent vat, tas skaidrumas, jinai netgi gali padovanoti vat, tą nušvitimo lygmenį, tai realiai išėjimą į visišką išsilaisvinimą iš kažkokių vat, mūsų susikurtų, kaip vat, žmonės ar šitos realybės apsiribojimai, mes realiai tada realizuojam savo aukščiausiai potencialą, galime tapti būtent vat, visiškai skaidrus kanalas, dieviškai energijai transliuoti, vat, dieviškai kažkokiai vat, išraiškai šitame pasaulyje. Tai tarkim, jeigu pasižiūrėti per gamtą, kur vyksta tokios vat, charakterio savybės, tai man atėjo pavyzdys toksai, kad bitės, skrusdės, apskritai gamtos ekosistema, ten viskas taip tobulai atidirbta, kiekvienas žino savo vat, vietą, rolę ir be jokių skundų tiesiog diena iš dienos atlieka ir viskas gamtoje yra tobula. Tokia visatos tvarka. Jo, tai jinai, gerai čia paminėjai, būčiau pamiršus, kad Sarasvati veikia individualiam lygmenį,
tuomet veikia va, tam kaip planetos lygmenį, va, tarkim fiziniam ir taip pat visos visatos tvarkos lygmenį, daugiau globaliai. Ir žodžiu, visuose lygmenyse mes galime sutikti Sarasvati Deivę. Aš gal čia norėčiau įsiterpti, dar apie tvarką pasakyti. Jeigu mes pažiūrėtumėm į tokias šventas vietas, pavyzdžiui, ašramai, vienuolynai, cerkvės, bažnyčios, altoriai, ten labai dažnai, ten yra svarbu palaikyti švarą ir tvarką. Pavyzdžiui, ritualai atliekami tam tikra tvarka, nes tam tikroj tvarkoj, kai yra tvarka arba tas teisingas, detalus veiksmų atlikimas, tai yra kaip tokia atėjo metafora, kaip kokiam burtininkui pasakyti teisingai, tiksliai ir su intonacija tiksliai savo žodžius, kurie kūrė kažkokį užburę, pavyzdžiui. Taip ir čia. Todėl tvarka visą laiką ir švara yra toj vietoje, kur mes norime susijungti su subtiliu planu, ir gauti tokios labai satviškos energijos. Ir todėl, kaip žemiškai, mes galime tai praktiškai išnaudoti šitą išmintį, palaikyti higieną ir savo kūno, ir savo vidinės erdvės, ir savo namų erdvę palaikyti švaroj, ir virtuvė, ir darbo kabinetų, žodžiu, tvarka ir švara, tai visos mes galim nuo to pradėti. Tai yra labai praktiškas dalykas ir kai yra viskas tvarkoje, kai mes neturime, nors sakyti, šiukšlių, kažkokių nereikalingų daiktų, jau yra lengviau, jau yra tos satvos daugiau. Ir mes galime, turim atlaisvinti erdvę, turėti švarę erdvę, kad ateitų Sarasvatė. Šitą vietą irgi mano labai gyventų išleista. Aš labai pykstu, kai, pavyzdžiui, mano partneris kažkokį suvalgo saldumynus ir palieka kokį šiukšlę ant sofos, aš labai pykstu. Ir jis to negali suprasti. Bet aš labai erdvę jaučiu. Ir man, kai yra, ir labai stiprią mergelę turiu savo astro žemėlapį, kurie yra labai užtvarka. Ir perfekcionizmo turiu. Detalės labai orientuojas. Nebūčiau tada jogos mokytoja, jeigu detalės nebūtų svarbios. Tai noriu iš savo to jausmo irgi pasakyti, kad aš apskritai kažkokį procesą pradėčiau, man reikia sutvarkyti erdvę ir save. Tada ateina energija. Tai labai išgyventa yra tai. Dėl dalinuosi. Taip, labai, ką paminėjau apie tą išorinę tvarką, tai galime tikrai pradėti nuo išorinės tvarkos ir tada jau ta irgi vidinė tvarka, tai kaip mes valgome, ką mes mąstome, tiesiog irgi palaikyti tą švarą. Ir tuomet Sarasvati yra apie tai, kaip mes kalbame. Tai iš tikrųjų, kai mes kalbame iš širdies, iš visiškai tyros širdies, kai mes kalbame tos meilės žodžius, išskleidžiame vibraciją tam, kai mes kalbame iš to tokio visiško tyrumo, mes automatiškai gaunasi garbiname Deivę Sarasvati. Čia yra jos mėgstamiausia praktika. Jinai tiesiog visa apsalos mėgaujasi, kai tai vyksta. Kitas dalykas. Gal praktikas tada biškį vėliau paminėsiu dar. Tiesiog labai tema buvo šitas. Dar kitas dalykas, jeigu jau apie kalbą, tai irgi, kai mes kalbame tiesą, nes visur, kur yra kažkokios slėptos intencijos, netiesa, nei mūsų asmeninė tiesa, nei apskritai, jinai Deivė niekada nepasirodys tokio erdvėje, niekada nepasirodys pas mus, kol mes neišsigryninam visiškos netgi vidinės tautos. Taip pat, kai jau viskas yra pravalyta irgi tarsi viduje, išskaidrinta, mes tampame visišku kanalu, tai energijai dieviškai tekėti, mums nebereikia jau nieko stengtis.
viskas tiesiog savaime vyksta. Vat, tai vat, kaip tiems ir sakoma, dėl to, kad jinai yra menininkų, poetų, intelektualų, nes kurie rašo knygas, kurie rašo poeziją, bet būtent skirta vat, kaip vat, meilės kažkokia išraiška aukščiausiajam. Arba tos dainos ar menas irgi kažkoks toks dieviškas, kur pasižiūri į tą meną ir tikrai susijungiau su dieviška energija. Tai vat tuo atveju sakoma, kad pas tuos individus tiesiog apsigyveno Sarasvati ir veikia per juos. Jos palaiminimai, inspiracija, išsilavinimas, kūryba, aukščiausias žinias, intelektas, kalba ir garsas. Tai irgi įdomiai, kad Indijai, kad motyvuoti vaikus, ne tai, kad motyvuoti, bet tiesiog jų kaip yra palaikymas Deivės Sarasvati. Tai vaikai, kai pradeda jau eiti į mokyklą, prieš einant į mokyklą yra atliekamas tam tikras ritualas, tai ugnies ceremonija, būtent įkūnyti į, kaip pasakyti, atgaivinti va tą Deivės Sarasvati energiją, įžiebti gal tą energiją ir tuomet vaikai turi irgi savo Sarasvati statulėlę, ten, kur jie mokosi, namuose, kažkur ant savo stalo pasistatę, kur atlieka namų darbus ir jinai visą laiką va, tai yra, va, neša tą palaiminimą, kad vaikai galėtų labiau susikoncentruoti, atsiduoti būtent tam mokslui. Ir mokyklos irgi tam senoviai, dabar jau yra daugiau prarasta tai, bet dar daugiau, kur yra palaikoma va, ta dvasinė tradicija, dar bando išlaikyti, kad prieš pamokas giedomas irgi Sarasvati mantros. Sakoma irgi, kad kas praktikuoja Sarasvati arba yra tiesiog tie pasiekėjai, jinai irgi apdovanoja savo pasiekėjus ilgų, laimingų, sveikų ir poetiškų gyvenimų. Ir taip pat. Balių saloje labai garbinamas Sarasvati yra. Aš kažkaip Lakšmį čia mažiau matau, bet Sarasvati ir Balių saloje labai daug yra meistrų, kurie ir daro gaminius iš medžio, labai architektoriai tokie baliečiai, labai grožio čia daug, jie kūrė viską rankom. Tai labai dažnai čia būna ceremonijos Sarasvati ir kai aš paklausdavau, tai kodėl jūs garbinat ją, sako, kad sektųsi versle, kad sektųsi moksluose ir ėjo būtent tie, kurie turi savo čia verslus, kavinės, čia masažo salonai, čia verslai gali būti, ir kad sektųsi moksluose. Tai irgi labai Sarasvati čia yra garbinama. Kažkaip Lakšmį ne taip mačiau. Gal jinai kažkaip kitaip čia vadinama yra. Gal. Indijoje, kad sektųsi verslai ir šiaip daugiau gal net visam pasaulyje, net iš tikrųjų ir vakaruose dažnai sutinku, būtent dėl verslų, tai daugiau Lakšmį energija, tai labai įdomu iš tikrųjų. Kokių kampų mato, kad Sarasvati verslą, gal iš tų žinių. Būtų įdomu iš tikrųjų paklausti vietinių, kad papasakot. Jeigu kyla tokie klausimai, tai aš tada pabendrauju su vietiniais irgi, kur nors keliauju ir kokia jų perspektyva. Tai va, dar vienas iš jos, va tas spirit animal, kaip jos gyvūnas palydovas, yra balta gulbė. Gulbė iš tikrųjų irgi labai va, tyrumo tas toksai simbolis. Ir gulbė, vienas iš gulbės vardų yra, dabar neatsimenu, bet tas vardas reiškia va, kvėpavimą mūsų. Ir yra tokia mantra, kad mes kvėpuojam, tai tarsi įkvėpiam so ir iškvėpiam ham. Ir kai mes pastoviai, jeigu tarsi va, tą giedotume mantrą, netgi skamba kaip hamsa. Tai va tas hamsa yra panašu žodis kaip gulbė sanskrito kalboje. Ir irgi parodo, kiek mes į save įsileidžiam tos dieviškos energijos, kiek mes
patys tą aukščiausią potencialą netgi pasiryžę naudoti per mūsų kvėpavimą. Tai kiek mes kokybiškai kvėpuojam, tiek parodo, kad mes kiek kokybiškai gyvename, iš tikrųjų, ar potencialiai, ar save kažkaip apribojam. Taip, taip, taip. Kiek visokių praktikų yra daroma su kvėpavimu tam, kad atlaisvinti save, išvalyti savo blokus, ar ne, ir kad mes galėtumėm kvėpuoti atvirą krūtinę ir leisti daugiau pranos, daugiau gyvybinės energijos, kad galėtumėm, net norisi dabar įkvėpti gerai. Aš per mokymus savaitgalį pas mane buvo toks patyrimas, kad kūnas kažkodėl, kai eina per mane stiprios energijos, žiovauja. Ir pas nieką taip nebuvo, o aš galiu 20 kartų non-stop žiovauti. Ir meistras pasakė, kad toks yra mano kūno išmoktas paternas paleidinėti įtampas, paleidinėti per iškvėpimą. Čia gal joga man įskiepėjo tą tokį paterną per žiovavimą, per iškvėpimą paleidinėti savo blokus, ten emocijas sukauptas, nes mes kai įsitempiam, mes sustabdom kvėpavimą ir tas įkvėpimas, ar tai būtų iškvėpimas, jis kapsuluojasi ir pasilieka mūsų kūne, pasilieka mūsų diafragmui. Todėl kvėpavimas grįžtam prie pagrindų. Labai svarbu. Taip, bet iš tikrųjų labai daug ir gilios reikšmės tame kvėpavime yra. Taip, tai ką, galiu tada prieiti prie praktikų ir tuomet irgi peršoksiu į truputėlį kitokią, vis dar navratinę temą, bet tiesiog iš kitos pusės, apie tas devynias deives. Tai apie Sarasvati praktikas tada. Tai labai įdomu iš tikrųjų, kad Sarasvati yra tokia speciali netgi meditacija, kad kai mes medituojame tom akim ir tarsi žvelgiam į savo centrą. Viršugalvio, kaušio, kaktos, tarsi antakių centras. Ir visa koncentracija tarsi į vidų, užmerktom akim, tai ne į išorę žiūrim, kur yra erdvė, o vidinis toks žvilgsnis. Tai tenais vadinasi Nirvana čakra. Iš tikrųjų naujas man čia toksai dalykas, žinojau tokią meditaciją, bet nežinojau, kad tenai vadinasi ta Nirvana čakra. Ir visai dabar man irgi susisieja, nes tos aukščiausios žinios ateina, kai pas mus pravalyti šitie centrai, ypač Agija čakra, 7, tai yra 6 čakra, mes tarsi leidžiame tada tai tiekme ateiti. Čia irgi yra toksai tų kanalų pravalymas ir tada leidžiam tam dieviškam skautui ateiti. Tai galima taip medituoti kelias nuo 5 iki 15 minučių per dieną, kas yra labai patyrę meditaciją, galima valandą taip medituoti. Tuomet kaip kultivuoti Sarasvati, tai būtent, kadangi jinai yra to žodžio ir rašto deivė, tai per šventraščių skaitimą. Indijoje, kaip mes vadiname mitologiją, mums kažkokias pasakos, tai Indijoje tai yra šventraščiai. Tai taip pat mitologijos skaitimas ir irgi templiacija, kažkokia meditacija ant viso to, mantrų irgi skaitimas, studijavimas, teisingos irgi mantrų tarimo. Tarkim, irgi yra tokia praktika, nes yra deivė tokia vadinama Vak, kuri yra pati deivė yra garsas. Tai Sarasvati ir Vak yra labai labai glaudžiai susiję, vos ne praktiškai kaip ir ta pati deivė. Tai vien netgi mokinimasis sanskrito alfabeto, vien tiesiog raidžių, alfabeto skaitimas, skirtingų tų garsų yra irgi labai labai skaitama aukšta praktika, kuri kviečia Sarasvati pas save. Ir jo minėjau mantrų giedojimas, tai Sarasvati mantra yra aišku daug įvairiausių, bet viena tokia paprasčiausių yra Om Devi Sarasvati Namaha 108 kartus.
galima giedoti, vėlgi kontempliuoti arba vizualizuoti deivę priešai savo užmerktas akis mintise, arba pasidėti jos atvaizdą arba statulėlę, vėlgi aktyvuoti su ugnimi, galima su vandens elementų, kad jinai irgi pati yra vanduo, tai upės vandens galima pasimti, jeigu neturime upės vandens, tai iš krano vandens, bet reikėtų jį kaip dėti tada apvalų indą, kad jisai išsiskaidrintų. Ir būtent apvalios formos inde, kažkokių gėlių galima irgi uždėti, kad tiesiog to skaidrumo įgautum. Ir tada irgi su smilkalais, kad būtų irgi pravalyta erdvė. Minčių tyrumas, tai jo minčių ta higiena. Ir ką, visą laiką savo dvasiniam keliu iš tikrųjų pasižiūrėti, ar jinai yra irgi deivė, kuri neateina, kur yra tas spiritual ego, dvasinis ego. Tai nuolatos tikrinti save, iš kokios intencijos mes atliekame tam tikrus dalykus. Ar tai, ką mes kalbame ten apie savo praktiką, ar ten kažką, ar tai tikrai ateina iš tyros intencijos, ar tikrai tom reikia dalintis, ar čia ateina tam, kad pasididžiuoti prieš kažką. Nes jeigu tai ateina pasididžiavimo, viskas, pati nepasirodys. Tai jo, tiesiog nuolatos stebėti, ar mes esame nuoširdus savo praktikoje, savo kelyje, apskritai bet kame, veikloje, netgi mene. Ar mes tikrai tai darome iš širdies, ar mes darome tik tai, nes kažkokie deadline'ai, ar dėl pinigų, dėl populiarumo ir panašiai. Visur, kur bus tas intencijos skaidrumas, tikrai nuoširdumas, Dieve būtinai ateis ir palaimins mus. Ir atkaklumas, tiesiog nepasiduoti daryti, ta tokia kaip disciplina irgi, jinai yra disciplinos deivė, dėl to irgi vadinama asketų deivė, nes jai labai patinka, kur yra sistema, disciplina, laikomasi kažkokio tokios užsibrėžtų tikslų savo. Nu taip, kad muzikantas gražiai sugrotų melodiją, jam reikia labai daug disciplinos, reikia daug kartojimų, reikia tam tikrą natą, ne, ten, pavyzdžiui, su smuiku, kai groja žmogus, ne, kiek metų reikia tam, kad sugrotų mums filharmonijoje tą dievišką melodiją. Man apskritai filharmonijoje, kai aš pirmą kartą buvau, man atrodė, kad tie muzikantai, klasikinės muzikos, jie yra absoliučiai kažkokie vaikščiantis dievai. Nu, tokia dieviška energija ten, tokia aukšta nata. Taip, aš labai suprantu, kas mane dabar šiurpai eina, nes aš irgi kiekvieną kartą nueinu į tokį labai aukštos kokybę koncertą ar ten, nežinau, meno galeriją, kur matosi ten, tie menininkai, muzikantai, kruopščiai dirbo metų iš metų, dėjo visą savo tą energiją tenai. Tikrai tarsi nukelia tave į kažkokią kitą būseną. Iškart spinduliuotė tai eina. Tai jo, Deivės yra svečiai. Jo, tai tiek tada apie Deivės yra svečiai. Jo, labai, labai aiškiai iš tikrųjų, Karolina. Labai fainai, labai įkvepiančiai. Man Sarasvatė, tokia dar labai apie, kažkaip jinai man asocijuojasi labai su mūza, tokia energija jos, kai mes pajaučiam įkvėpimą ir mums nesvarbu, dėl ko mes tai darom, kas bus paskui, kai mes tai padarysime, be rezultatų mes tiesiog jaučiam įkvėpimą ir iš to, iš tos mūzos kažką kūriam. Ir tas jausmas, tas įkvėpimas man irgi yra labai taip su Sarasvatė asocijuojasi. Aš iš tikrųjų labai jausdavau Sarasvatį vaikystėj, nes aš buvau tokia, kaip pasakyti, piešėja. Aš atsisėsdavau nuo ryto, pas man buvo pilna popieriaus, grynai kokių 3, 4, 5 metukų. Ir tiesiog aš nenorėdavau nieko valgyti, manęs neišjudindavo iš mano vietos, aš piešdavau ir tiesiog tai taip tekėjo.
Ir man atrodo, aš tiesiog pamečiau visą tą, kai jau, žinai, patekau, supratau, žinai, pasaulio sistemą. Aha, čia vaikas gerai piešia, reiškia, reikia, kad taptų dailininko profesija jau. Aha, čia nusimato, ko gero, gal pinigai, uždarbis taip toliau. Ir va tas visas atitolino mane nuo Sarasvati, nes aš pati jau pradėjau galvoti, aha, čia šitą nupiešiu, už tiek jau tiek parduosiu, jau visai kita intencija, negu tiesiog, kad tai lietųsi ir piešti. Ir tuo tolyn, tuo daugiau aš tų filtrų tokių užsidėjau ir dėl to sakau, kad man dabar sunku pajausti tą deivę. Tai tiesiog bandau tada kitose gyvenimo sferose ją vėl prisijaukinti, prisikviesti, tiesiog, kad ir ruošimatis šitam sesijoms iš tikrųjų iš naujo aš vis peržvelgiu tuos pačius užrašus prieš kažkiek metų darytus nuo mokytojų. Vėl viską, persirašyt, vėl visas mantras iš naujo išsistudijuoti, tarimą teisingai, tada tą patį sanskrito kalbą šiais metais irgi pradėjau su mokytoju mokintis ir be tikslo tiesiog, nežinau, grinai atėjo, kad betiksliškai noriu mokintis šito ir taip tiesiog su savo pastangom bandau prisijaukinti tą deivę, taip. Sąmoningai, kad noriu, kad Sarasvati mane palaimintų. Tas meninis patyrimas. Tada norėčiau pereiti jau, visgi yra ir 10 Navratri diena. Tai jinai vadinasi, jinai yra pergalės diena. Ir tuomet jau pasireiškia pati Durga, nes dabar mes matom, Durgos tarsi tas išraiškas arba jos vadinamus avatarus. O tą 10 dieną pati jau Durga yra vaizduojama, kaip jinai deivė kovotoja, su tokia ietim nuduria asurą, kurio vardas yra Mahišasura. Ir 10 dieną dėl to yra pergalė prieš tarsi blogą prieš gerį, jeigu taip labai basic pasakyti. Bet iš tikrųjų yra pergalė dharma, tai dharma yra irgi labai gilus konceptas, bet gal kam nors jau bus pažįstama, dharma prieš adharma. Tai adharma yra priešingai nuo mūsų dharma. Tai dharma, jeigu taip paprastai pasakyti, gal kaip sielos kelionė, sielos misija ar aukščiausia ta sielos misija. Gal Veronika kažką aiškiau apibūdinsi tą dharmą? Aš kaip suprantu dharmą iš to, ką girdėjau, ką pasakoju, ką skaičiau, kad tai yra tai, ką mes privalome. Iš tikrųjų, tai mūsų kaip pareigos čia žemėje. Tai mes atėjome, čia turim savo norus, turime savo ten svajonės, kažką dėl savęs, bet dharma prasideda, kai mes pradėm galvoti apie kitus. Ką tokio aš turiu savyje, kokius talentus, kokias stiprias pusės, kurios yra duotybės. Ir tuom aš turiu pasidalinti su kitais. Tai, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, ne? Jei aš jau jaučiu savo dharmą, dalintis jogą. Tai yra tas jausmas, kuris jis tiesiog yra ne iš to, ar aš noriu. Iš pradžių aš norėjau, iš pradžių man buvo įdomu, aš radau save šitoj roliai. Mane tai labai kvietė. O paskui tas noras ir patinka ir ten kaifas pasibaigė ir atsirado tiesiog jausmas, kad tai jau yra tiesiog ta vieta, tos žinios, kuriomis aš turiu dalintis ir tai yra mano dharma. Tai čia jau mažiau yra to ego ir to tokio savo dėl savęs, o daugiau dėl kitiems tokia kaip pareiga. Tai jeigu dar taip praktiškai paprašiau kalbėti, pavyzdžiui, mūsų moteriška dharma irgi yra skleisti moterišką energiją. Tai, pavyzdžiui, rūpintis, gimdyti vaikus, skleisti grožį, susijungti su savo moterišką energiją, dėl to, kad mums tai buvo duota, tai yra mūsų dharma, tai skleisti. Jeigu mes, pavyzdžiui, užimam stomatologo rolę, mūsų dharma, irgi yra mūsų pareiga atlikti kokybiškai šitą stomatologo paslaugą, pavyzdžiui.
Tai jeigu čia labai žemiška, tai kiek rolių mes turime, tiek dharmų, tiek tokių pareigų mes turime. Kai mes tampame mamos, tai jau mūsų dharma, mūsų pareiga yra prieš vaikus juos auginti. Tai va, o kita savoka, artha, taip, dharma, tai priešiška. Adharma. Tiesiog priešingai dharmai. Tai viskas, kas mus stabdo nuo va to, kaip sakai, 100% savo roliai, kokioje mes esame. Čia irgi, čia tiesiog taip bendrai paskui, nes dharma irgi yra skirstoma į skirtingus irgi lygmenis, irgi turi skirtingus pavadinimus, tai čia dar atskirai. Neram, tai gali būti labai labai daug atšakų visko, ką aš iš tikrųjų šiandien paminėjau. Bet, žodžiu, tokia vat, pergalė tarsi va tą 10 dieną ir tuomet galima jau vesti. Vat, visas šitas dienas tarsi mes laikėmės pasninko kažkokio, tai 10 dieną jau vyksta vaišių stalas, paradas, žodžiu, jeigu Indijai žiūrėti, tai visur bus būgnais, žodžiu, grojama, neša didelę deivės, va tą, kaip pasakyti, tokį irgi statulą ir po to įdomiai, kad paskandina į upę. Aišku, tai padaryta iš tokių medžiagų nesintetinių, ir tada skandinama į upę yra deivės figūra ir blogis, tai yra gėris, nugalėjo blogį, tas mūsų aukščiausiasis tarsi, dieviškai prigimtis prieš visus tokius pasipriešinimus, tai dieviškai prigimčiai. Ir yra tokia daina netgi, pasidalinsiu, kas jungtis prie mūsų WhatsApp irgi tos grupės. Tai per tą dainą, jinai labai iš tikrųjų taip melodingai skamba ir galima irgi praktikuoti šitą dainą ir lavinti savo sarasvatį visų pirma, nes mes tariame labai šventus žodžius, lavinti savo gerklės čakrą, apskritai irgi labai labai aukštas vibracijos, aš savo mokiniam irgi duodu šitą dainą giedoti, jinai trunka apie 20 minučių, tai vėlgi koncentracija, dėmesys, atkaklumas ir kaip pasakyti, kantrybė, kad visą dainą užbaigti. Vadinasi irgi Mahišasura Mardinė. Tiesiog labai labai gera ją giedoti ir visa šita daina arba himnas, tai vadinamas, yra būtent apie visą tą deivės Durgos nuo 1 dienos iki 9 dienos, visas procesas kaip tenai vyksta. Tiesiog pasidalinsiu ir mes per šitą dainą irgi praktiką, kurią vėliau pasidalinsiu irgi eterio pabaigoje, tai mes per šitą dainą šokame Kali Durgos šokį. Ir ką, tada yra, kaip prieš tai irgi minėjau, kad tie skirstimai į dar atskiras deivės, 9. Tai vakar buvo 7 deivė, Kalaratri, jos energija Saturnas, jos mėgstama spalva yra pilka arba balta, tai kai praktikuojame, galime apsirengti šitom spalvom. Jos gėlė yra juodasis lotosas ir jos mantra yra Om Devi Kalatrijai Namaha. Tuomet šiandieną, 8 diena, Mahagauri. Mahagauri yra Šivos žmona ir Parvati, kitaip irgi vadinama. Jos mėgstama gėlė yra jazminas, jos mėgstama spalva yra violetinė arba alyvinė. Jos energija Rahu ir man tas skamba taip. Om Devi Mahagaurijai Namaha. Ir 9 rytoj diena Siddhadatri deivė, jos energija yra Ketu, spalva mėgstama tai povo žalia, tokia labai sodri, gėlė Čempa, tai irgi teko pasigūglinti, kas čia per gėlė, tai jinai tokia kaip iš magnolijos gėlių šeimos. Ir jos mantras skamba Om Devi Siddhatrijai Namaha. Tai man labai iš tikrųjų intrigavo deivė Siddhadatri, nes jinai yra irgi paskutinė diena, tai kai praeinam visą procesą, gaunasi, kad
mes tiek save tarsi apsivalėm tame proceso metu, kad mes įgalime jau tų, kaip vadinamos, joginės arba magic power. Ir yra netgi kelios iš tų magic power, tiesiog dėl įdomumo pasidalinti keliom, nes jų yra visas sąrašas. Bet viena iš magic tų jėgų yra, mes gebame susitraukti iki mažiausios dalelytės, iki atomo dydžio. Tai vadinasi anima, tokia galia. Kita vadinasi mahima, kai mes gebame išsiplėsti iki didžiausio pačio egzistuojančio visatoje dydžio. Harima, kai mes galime tapti sunkiai, negu pats sunkiausias dalykas egzistuojantis visatoje. Lagima, kai mes galime tapti lengvesni negu plunksna. Tuomet pratimą, kai mes galime tapti apskritai tas žodis omnipresent, tai tiesiog egzistuoti visame kame vienu metu ir kita savybė, kai mes galime skaityti mintis. Tai iš tikrųjų esu sutikus žmonių ir esu skaičius, visų pirma, prieš atvažiuojant į Indiją, aš skaitydavau apie jogus. Visokias ten Spamiramo istorijas, arba Vasistos, arba Joganandos ir panašiai. Ir jie pasakoja apie jogus, kurie geba turi tuos superpower. Ir aš tiesiog nuoširdžiai, nežinau, man skamba kaip stebuklai, bet man yra nuoširdus tikėjimas, nes aš kažkur jaučiu, kad tikrai yra toksai potencialas. Ir tuomet Indijoje tikrai sutikau žmonių, netgi artimam rate šeimos narių, kurie ne visas geba, tarkim, turi savybės, bet tikrai yra išlavinę, kad gali tam tikrus dalykus atlikti. Ir jis pasitikiu, nes aš juos gan ilgai pažįstu jau ir žinau, ką jie veikia ir kokie jie yra žmonės ir panašiai. Ir tikrai šitie dalykai egzistuoja. Tai toksai įdomu dalykėlis. Ir prie šito norėčiau dar pridėti, kaip kalbėjai apie aukščiausius centrus, ar ne, ir kad Sarasvati čia apsilankytų, ar ne, arba kad mes galėtumėm apskritai įgauti tam tikras superpowers, ne, kažkokią savo potencialą dieviškai kūne atverti. Mums reikia atsikratyti ribojančių įsitikinimų. Pirminis etapas, ne, kai mes nuimam ribojančius įsitikinimus, kurie mums šiaip gyvenime trukdo, ten uždirbti pinigus, kažkaip pasireikšti, sukurti meną, arba ta moteris, ne, aš ten nenešioju ten kažko, ne, aš ten tokia, o aš nemoku atsipalaiduoti ir yra pilna visokių įsitikinimų, kurie mums gyvenime trukdo. Tai čia yra toksai pirmas lygmuo. O tam, kad atvertumėm mes potencialą savo, mums reikia nuimti įsitikinimą, kuris gali skambėti, kad žmogus, pavyzdžiui, negali ten būti vienu metu skirtingose vietose, kad ten tie jogai, žmonėms labai daug visokių reakcijų kyla, kad tikrai neįmanoma, kad ten mokytojai gali ranką nuimti, išsklaidyti debesis. Per šį savaitgalį, kai esu pamačius, aš dar labai plačiai nesidalinu, nes man dar yra tokia šiek tiek visą tai turiu suintegruoti, bet akivaizdžiai mačiau, kad ir jaučiau. Mokytojas tiesiog vesdamas ranką palei energetinį žmogaus kūną, tai reiškia virš kūno, veikia jo fizinį kūną. Fizinis kūnas mano ir judėjo, ir bangavo, ir skausmai, ir pojūčių visokie jautėsi, žmogus manęs absoliučiai nelietė. Tai, kad mes galėtume bent kažkiek prie to, į tai pažiūrėti tą pusę, o ne nubraukti ranką ir pasakyti, čia ezoterika ir kažkokia nesąmonė, žodis nesąmonė. Reiškia, kad kažkas, kas yra už sąmonės ribų. Ne sąmonė. Yra sąmonė kaip tokia dėžutė, kur viskas, kas telpa, čia yra sąmonė. O kas netelpa į tą dėžutę, jau nesąmonė. Tai plėskim savo sąmonę, plėskime, ne?
palikime savo ribojančius tikinimus. Tiesiog visą laiką kaip vaiko būsenoje ir tokio Harry Potterio būsenoje būt atsiverti nežinomybei. Atsiverti tam, kad aš kažko tikrai šiame gyvenime iki galo nežinau, niekada nežinosiu iki galo. Ir tie, kurie išlieka vaiko ir svajotojo būsenoje, tokioje atvirumo būsenoje ir gali pasiekti, sakykime, dieviškų būsenų, galių, jeigu to reikia. Nors aš atsimenu apie galias, ne apie superpowers kalbėti, jeigu atsimenu, tokį YouTube'ai buvo populiarius vienu metu kartūnas, multikas apie čakras, apie 7 energetinius centrus. Ir ten buvo mokytojas ir mokinys. Ir mokytojas vedė per gyvenimo patirtis mokinį savo. Ir kai buvo 7 centras, apie ką mes šiandien kalbame, ne, apie aukščias vibracijas, aukštesnius centrus, vienas iš mokinio paskutinių egzaminų buvo atsisakyti savo superpowers, atsisakyti savo galios, kad jis galėtų susilieti, sakykime, su Dievu, kaip mes tai vadinam. Tai va tie superpowers dažnai yra dvasinio ego toks noras, ne, turėti antgamtinės galias, tam, kad, pavyzdžiui, iš pradžių gal padėti, paskui pradedu matyti, kad padedu žmonėm tai sukurti ten savo kažkokį brandą, žinomumą. Bet ką norisi pasakyti, aš, kadangi gyvenu Balio saloje, kur čia kiekvienas žmogus yra Harry Potteris ir magas, ir juokiuosi, nes, iš tikrųjų, atrodo, kad čia, visi yra kažkokie su supergaliom. Aš matau, kad tai yra irgi kelionės dalis. Prisižaisti su tuom, ten pažaisti tai. O sielos naktis, tamsioji naktis, jinai visą laiką pas visus ateis. Kai viena iš stadijų dvasiniam kely, kai tos dainelės, kurias dainavau, jau pačioj nesaldžios, nes sukūriau dvasinį ego ir siela beldžiasi ir sako, kad ei, aš čia esu, tu čia užsižaidėjai į Harry Potterį, o aš noriu išsilaisvinti. Tai netgi mūsų kaip mokytojų, ten healerių, vedlių kely yra savo iššūkiai, yra savo pamokos. Ir vienas iš tokių ribojančių mano įsitikinimų buvo, aš ilgą laiką gyvenau ir galvoju, kad žmonės, jeigu jie praktikuoja jogą, o jeigu jie mokytojai, tai jie iš viso šventi. Jie iš viso šventi. Ir kodėl tai buvo ribojantis įsitikinimas man? Todėl, kad aš pati save įstačiau į dėžutę. Sukūriau savo dėžutę, kuri mane atvedė į dėžutę tokia, atrodė, nerūkyti, ne to, šito negalime, čia žema vibracija, vertinimai kitų žmonių, ateina mokytojų, pas mane buvo iš eilės atėję mokytojai, super, vesdavo jogą, bet jie visi turėjo kažkokių, tokių iš teorinės pusės blogų įpročių. Niekad nepamiršiu savo aštangos jogos mokytojos Šri Lankoje, kuri po jogos klasės prie visų mokinių užsidėdavo kerzus, išimdavo žolę ir užrūkydavo. Ir man tai buvo absoliučiai buvo breikas viduj. Tiesiog aš atėjau vieną kartą pas ją į svečius ir tiesiai jos paklausiau, kaip tai, tų jogos mokytų, aštangos, kur ten tiek disciplinos, tiek švaros reikia, tiek pranos, kad atlikti visą tą seką. Ir tu rūkai, ir dar prie mokinių, kaip. Mano žinutė, tai mano sąmonė netilpo šitas įvaizdis jos. Ir po sekundės atėjo jos vaikas, atsisėdo jai ant kelių ir vaikas yra su Dauno sindromu. Ir jinai yra viena mama, jinai neturi vyro, tai išsiskyrė ir supratau, kad, kažin ar aš būčiau jos vietos, neužrūkyčiau pati, žulytės. Tai čia apie ką, apie kelionę aš kalbėjau, apie dvasinę kelionę, ego, ribojančius įsitikinimus, kad mes irgi, vedliai mokytojai, turime savo iššūkius, savo pamokas.
tai galbūt jie atrodo šiek tiek kitaip nei žmonės, kurie gyvena labiau tokiam vakarietiškam stiliuje, siekia kažko kito nei mes. Tai vat tiek biškai prabėgau per kelias temas, kurios yra labai gilios, bet tikiuosi perdaviau pagrindinę idėją. Taip, aš visiškai pritariu ir man irgi tokių pačių smūgių yra buvę ir iki šiol vyksta vis skirtingose lygmenyse ir iš tikrųjų prieš kelias dienas irgi buvo artimoje aplinkoje, wow, ten smūgis su dvasiniu mokytoju, tai kuo daugiau jo mes turim tų kažkokių idėjų, kuo daugiau bus, ta prasme, kuo stipresnė idėja, tuo stipresnis dūžis bus viso to. Tai jo, tai aš tiek ir pasidalinau tuomet, nebeturiu ko pridurti, nes viskas, va taip greitai ką sudėjau, visur galima ten jau tokias dausas, į tokį gilį nerti kiekvienos temos, tai tiesiog bendra idėja, yra keli pagrindiniai įrankiai, juos atliekant, viskas patiems atsivers per patyrimą, nereikia tiek daug irgi žinių. Geriausia, kad eina per patyrimą ir tada kažkur savaime atsiras ir kur dabar rasti tas žinias, tiesiog vedimas. Nereikia visko tiesiog prisiskaityti knygų, ten teorijų, filosofuoti per daug ir panašiai. Geriausia visą laiką savo patyrimas. Jo, ir tiesiog smagu, kad galima kas mėnesį praktikuoti navratrį. Taip, tai man buvo naujienų, labai smagu, nes iš tikrųjų tas vyksta, mes per jaunatį išsivalom, išvalom erdvę, atsisėdam ir jau per kelias dienas sugalvojom, apie ką bus mano mėnuo, ne kokią sėklą aš noriu pasodinti, tai tas jau Lakšmi apsireiškimas. Ir gaunasi, kad per Sarasvatį, tai per tą trečiąją etapą, per tas kitas 3 dienas, tokia mūsų užduotis. Aš sakyčiau, padaryti reviziją, ant kiek mano tas noras yra, iš kur jis ateina, ne iš kokios intencijos. Prašyti Sarasvatį padėti išgryninti galbūt tą intenciją, tos savo tikslus ir norus ateinančio mėnesio. Karolina, vis tiek norisi dar paprašyti tavęs, nes mes 3 laivus tam turėjom, bendravom ir vis tiek merginos jungiasi ir mes turime WhatsApp grupę, kur kviečiame prisijungti netgi dabar, nes yra dar kelios dienos ir ten galime peržiūrėti medžiagą, kuri yra vienoj vietoj. Bet vis tiek norisi išgirsti iš tavęs, kuom tu daliniesi, kokį sekantį etapą, pavyzdžiui, galime pasikviesti būti moteris, merginas, pabūti tavo erdvėje, ne? Apie ką yra ta tavo erdvė ir kuom tu daliniesi šiaip su moterim. Gerai, tai su mielu noru pasidalinsiu, kad visas mano praktikos iš tikrųjų yra šakti, tai būtent per deivės, skirtingas deivės išraiškas, iš tikrųjų didžiausias mano susijungimas su Kali deivė, dėl to daugiausiai galiu ir kaip pasakyti, spinduliuoti, ko gero, tokios energijos ir kas irgi jaučia būtent tos energijos, Kali, Durgos, tas ir išgirsta žinutę. Tai yra toksai Kali Durga tantrinis šokis, kurį jau nežinau prieš kiek, 3-4 metus Indijoje išmokau savo mokytojos, kur yra nuo vaikystės, šakti ar deivės pasiekėja, deivės tradicijoje. Ir tai yra ne tik tai šokis, tai įeina dinaminiai judesiai, įeina dinaminis kvėpavimas, darbas su čakromis, deivės energija, mantros, tai yra tokia grinai kaip holistinė praktika, būtent susijungti su tomis energijomis mūsų viduje, kurios mums padeda apsivalyti ir taip pat
pasikviesti kažkokių, va, tą jo apvalytą erdvę, naujos energijos, naujos, va, tokios kaip vizijos ar tikslų. Ir tai vadinasi Kali Durga Deivės šokis ir kadangi manęs Lietuvoje nėra, aš dažniausiai gyvai vedu per festivalius, sukūriau kursą vedliam. Jis yra irgi sertifikuotas, iš tikrųjų Yoga Alliance, Continuing Education yra 15 valandų. Tiesiog išmokti, nebūtinai, jeigu nori būti vedliu, bet galima išmokti iš giliai visą šitą praktiką ir irgi tada jau einame mes ir mitologiją, ir filosofiją, tantros Šiva Šakti ir turėti visus įrankius ir papildomai įeina kiti tantriniai įrankiai, kad tiesiog galima irgi varijuoti pagal situaciją, šitas elementas netinka tuo metu, tuomet įterpiam tą elementą. Tai toksai išsamesnis kursas ir gauni įrankius, jeigu jauti visgi kvietimą vesti renginius. Tai irgi papasakoju, dalinuosi visais įrankiais, kaip laikyti erdvę, kaip pravesti ratą ir panašiai, kaip apvalyti erdvę. Daug ezoterikos, mistikos tame, daug darbo su fiziniu kūnu, dėl to yra irgi jogos apšilimai eina. Žodžiu, labai tokia holistinė programa. Ir iš tikrųjų Navratri proga taikau 10% nuolaidą. Šita programa jau vyksta beveik metai, kaip aš paleidau šitą sertifikaciją. Ir pirmą kartą ir tik per Navratri, tai liko iš tikrųjų kiek čia kelios dienos, taikau 10% nuolaidą moterims. Tai tokia praktika ir kitas iš tikrųjų naujai išėjęs irgi per mano perleistą jau tokią asmeninį būtent šakti mokslus, irgi iš Indijos. Yra, tarkim, kaip mes dabar Navratri praktikuojame tos 9 deivės archetipus. Tai egzistuoja tantroje 10 deivių archetipų, vadinasi Maha Dašavidijas. Tai yra kaip 10 išminties deivių. Vėlgi mes ėmėme nuo tokios kaip tamsiausios mūsų pasąmonės kertelės į aukščiausią tokį kaip deivės avatarą, kuris yra visiškai irgi tokia satva energija. Ir tenai įeina irgi filosofija, įkūnymas, mantros, mitologijos. Ir visos praktikos vyksta vienas ant vieno, kadangi šitos visos šakti energijos yra labai subtilios. Dėl to tiesiog reikia, man turėti tą kontaktą vienas ant vieno ir kokia yra žmogaus energetika, kokią informaciją perduoti. Galima, aišku, mažesnės grupelės organizuotis, tiesiog jau tarpusavėje. Tai kursas irgi šakti praktikos, viską galima rasti mano website. Vasarą grįžtu į Lietuvą, nes dabar gyvenu Taivane, tai vasarą nuo birželio grįžtu į Lietuvą. Birželio mėnesį nusimato jogos su mano vyru, jis jogos mokytojas, tai Liepos arba 15 arba 16 startuos jogos stovykla, bet ten aišku bus ir kakavos ceremonija, ir lotuso, nes irgi su kakava tiesiog jau kakavos vedimą jau 5 metai, vedu ceremonijas 3 metus. Tai dar iš tikrųjų nepaleista, nieko dar nesidalinau, gal vieną postą tik tai, bet rutuliuojasi kakavos irgi 21 dienos online, virtualiai erdvėj kakavos ceremonijos. Tai tenai dalinsios vėlgi tantros, klasikinės tantros, vėlgi daugiau praktikos, su 5 elementais, remtomis praktikomis per ceremoninę kakavą. Ir tuomet visą laiką darbas individualiai, kas vėlgi susijęs su joga, su tantra joga, ar tiesiog fizinės praktikos, ar daugiau su, nežinau, holistinės apie joginį gyvenimą. Žodžiu, kokios pagalbos reikia, pabendravus, tiesiog sudarome individualią labai programą, labai unikalią kiekvienam. Ir šiaip visą laiką mielai atrašau, jeigu yra kažkokių
nežinau, norisi išgirsti įdomybių, ar yra kažkokių klausimų, visą laiką mielai visiems atrašau į asmeninės žinutės, tai esu atvira susisiekti. Wow. Labai man rezonuoja iš tikrųjų, kom daliniesi, ir Kali šokis, ir Deivės. Pas mane labai iš tikrųjų panašiai, šiaip atskleisiu žiūrovėms tokį dalyką, kad su Karolina mes mokomės tą pačioje astrologijos mokykloje. Ir, kai būna tarp astrologų, norisi pasižiūrėti vieną kitos astro žemėlapį ir pas mus su Karolina yra labai, 80% identiški astro žemėlapį, bet ten dar yra nakšatros, todėl mes šiaip skiriamės. Ir bendra pažįstama savo, kad mes labai skirtingus esam, bet astro žemėlapiai labai panašus. Tai reiškia, kad keliai ir šiaip interesų sfera yra labai panaši. Tai dėl to man su Karolina labai smagu, kad mes su tavim susipažinom ir sukūrėm šitą Navaratrį 9 dienų tokį procesą. Tai aš irgi gal per 10 paskutinių metų bandžiau skirtingas praktikas. Pagrindinė, aišku, praktika yra joga, bet ta joga pas mane buvo visokia, ir moteriška, ir vyriška, ir zen, ir tokia art. Jogą bandžiau skirtingose, sakykime, skoniuose. Bet iš esmės tai yra praktika, kuri veda į dvasinį pabudimą ir apskritai gyvenimo kažkokį harmonizaciją. Ir harmonizacija per tai, kad kai reikia tokio vyriškos energijos, aš žinau, kaip ją aktyvuoti per praktiką ir kokia praktika tam reikalinga arba veikla. Jeigu reikia moteriškos energijos, dabar aš labiau link jos judu. Tai atėjo gyvenimo astrologija. Ir pirma tema, kurią aš nagrinėjau, tai buvo būtent Veneros energija, nes mano astro žemėlapį Venera yra viena iš svarbesnių man galbūt taip planetų. Visos svarbios, bet nuo jos viskas prasideda. Ir aš radau sistemą, radau tokį bazinės žinias, kurias dabar lipdau arba tų bazinių žinių statau skirtingas praktikas, kurias rinkau per ilgą laiką. Tai balandžio 26 dieną prasideda toks neilgas, tikrai bazinis kursas. Nenorėjau daryti ilgų, nors pasidalinti yra labai daug ko, nes žinau, kad iš tiek, kiek online visokių kursų, maratonų kūriau, nėra tiek daug laiko dabar žmonės. Tai bus 3 savaičių kursas, dabar renkama yra grupė, kur aš dalinsiuos astrologiniam žiniom, praktikom, kurios padeda. Pirmiausia, mes diagnozuosime jūsų Venerą dabar, kaip jinai reiškiasi pas jūs, irgi per 3 gūnų konceptą, kalbėsime apie 3 gūnas. Ir kiekvienoj gūnoj, jeigu jinai vyrauja, pas jūs yra matoma tendencija. Priežasties pasekmės dėsnis rodo, jeigu daugiau yra tos tamos gūnos, jeigu moteriškumas yra pasireiškia per būtent tamos gūną, ar ne, tai yra tendencija, kaip vystysis santykiai, arba jų nebus, arba kokie jie bus, kokia moteris bus. Ir taip toliau, žodžiu, gvildensiu šitą temą ir bus 2 kūrybinės dirbtuvės. Tapysime. Irgi visos šitos praktikos yra surinktos Balių saloj, nueinu vieną moterų ratą, pasiemu kažkokį fainą įrankį, kuris man padėjo, patiko, žinau, kad patiks, žinau, kaip aktyvuoja energiją tam tikrą. Iš jogos bus praktikos, iš Ošo meditacijos bus ir, aišku, noriu, kad būtų nedidelė grupė, tam, kad galėtumėm per Zoom susitikimus individualiai bendrauti ir irgi pažiūrėsiu astrologinius žemėlapius, panagrinėsiu Venerą. Žodžiu, toksai pirmas mano astrologinis plus visokios praktikos surinktos kursas. Tai aš labai irgi kviečiu prisijungti. Tam, kad prisijungti, reikia tiesiog parašyti man. Jeigu norėtumėt jungtis į
Karolinos programas, tai irgi susiekite asmeniškai, parašykite, kas domina arba savo kažkokią situaciją, kurioje dabar esate. Ir matot, mes esam labai tokios, kaip man susidaro jausmas, fėjos, kurios turi skirtingus įrankius ir tam tikroje situacijoje arba pasidalinsim įrankiu, ar ne, praktiką, žiniom, arba kažkokiu meistru, arba knyga, arba informacija, arba žinutė, arba kortą ištrauksim. Žodžiu, tikrai palaikykim ryšį ir jo, ir aš labai, Karolina, tikiu, kad mes galbūt dar kažką ateityje sukursim ar gyvo, nes aš Lietuvoje irgi būsiu birželį, galbūt kažkokį susitikimą, pusryčius moterų rate, pakalbėti apie tantrą, pakalbėti apie jogą, moters kely. Tikrai labai norėjau. Taip. Dar norėjau pridurti, kad be visų šitų irgi kursų pilna nemokamų įrankių. Ir iš mano, ir iš Veronikos pusės, tai gausos, daug laksmė. Taip, nes mes iš tikrųjų tom gyvenam. Aš nežinau, Karolina, ar tu turi dar kažkokias veiklas. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną veiklą, kur man neša finansus, tokia bazinė, ten veikla yra susijusi kaip tik su Venera. Aš kuriu dizainus vienai meistrai, jos kursams, bet šiaip visas mano, tas galinis ryšys, iš žemės, iš žmonių eina per pagalbą žmonėm, per dalinimąsi, todėl aš pastoviai irgi mokausi, pastoviai praktikuoju, tai ir matosi, ir todėl, tai yra tai, ko mes gyvenam. Todėl, tai yra mūsų fokusas, čia yra mūsų fokusas, todėl tikrai kažkom galėsim pasidalinti. Taip. Kad būtų drąsos parašyti ir paprašyti, priimti, nes dažnai būna, kad nepaprašom tiesiog. Gyvenam tame, kame esam. Dėkui labai, Veronika, iš tikrųjų, iš visą šitą seriją. Man labai didelis įkvėpimas ir pačiai, žinai, vėl viską peržvelgti ir pačiai motyvaciją praktikuoti ir organizuotumą irgi tokia, žinai, reikalauja ir įterpti, irgi išmokti, kad viską apimti, išplėsti dar daugiau savo sąmonę, savo realybę, kad naujų kažkokių dalykų įsiterpti, tai labai praplėtinti iš tikrųjų šitą patirtis ir manau tikrai irgi naudinga kitiems, tai dėkoju. Taip, aš irgi labai tau dėkinga už žinias, už tai, kom daliniesi, už apskritai tos erdvės palaikymą šitas dienas, nes aš irgi buvau praktikų ir jaučiau, kad mes esam šitam procese kartu, net per didelį atstumą. Tai ačiū tau už šitą jausmą, šitą patirtį. Labai, sakau, pasiemu dar tą faktą, kad galima navaratri švęsti kiekvieną mėnesį. Aš mėgstu ritualus, aš mėgstu palaikyti kažkokį tokį, tokią praktiką, tai pasiemu labai, ačiū tau. Tai ką, keliaujame į mūsų antrą Sarasvatį navaratri dieną, rytoj yra paskutinė. Aš Balyje eisiu į renginį, čia bus kaip tik paskutinę 10 dieną renginys skirtas navaratri šventėje. Pažiūrėsiu, pasidalinsiu irgi istorijos, kaip čia tai atrodė. Įdomu, ar bus čia irgi Durgos statula, ar eisim prie upės, ar leisime tą Durgos statulą upę. Įdomu, pažiūrėsim, kaip čia. Jo, būtinai pasidalink ir toliau kviečiam prisijungti į grupę WhatsApp, ne per vėlu. Ta grupė toliau gyvuos, toliau suksis praktikos, inspiracija. YouTube irgi vėlgi bus visas laivas įkeltas, tai pilna resursų. Gerai, tuomet, gražios dienos.